Dangiškojo tėvo sodas. Suformavome amžinybės tašką, plečiame jo supratimą ir keliame amžinybės tašką į realybę, taip kaip buvo sukurtas pagal pasaulio realybę. Šis taškelis persikėlė į žmogaus fizinį kūną ir kėlė savo kūną į begalybę. Begalybėje duodamas raktas nuo durų į platųjį pasaulį ir jo realybę, kurią atrakins su auksiniu raktu. Atsirado priešais auksinės durys, o iki auksinių durų 3 dalys, arba kamoliukai. Auksinės durys atsiveria ir išbėga rožinis vanduo, kuris užpildo rožinių vanduo visus 3 kamoliukus, kurie buvo ant kelio. Kai užsipylė rožinis vanduo, kamoliukai tapo auksiniai ir daugėja arba plečiasi iki begalybės. O prie auksinių durų atsirado kamuolys su veidrodiniu atspindžiu. Jis parodo ir išlygina kelią į begalybę. Šis išilginis kelias pereina per duris ir sukuria sritį, kurioje įdėta žodis norma. Toliau atsiveria auksinės durys. Kelias pereina per fizinius kūnus ir išeina per duris. O čia begalinis vandenynas, kuris teka iš viršaus į apačią, o iš apačios ir į viršų ir keliasi į aukščiausią normą. O norma tai sritis, kuris susilygina su fiziniu kūnu ir tampa puikus atvaizdas dangiškos šviesos, kuris eina per vandenį ir sukelia kristalus, kurie po kiekvieno žmogaus žingsnio palieka atvaizdą ir sukaupia kristalinius atvaizdus tam, kad tekėtų pozityvi sritis. Dabar virš vandens atsirado lanko formos apskritimas, o jame sukasi informacija ir kuria pozityvę energiją ir tikslius pažinimus per normą. O po pozityvios minties atsirado dobelė, kuri parodo neištisą ir nelygiagrečią liniją, kuri trukdo kauptis ir energijai ir išlyginti viską, ištaisyti. Vandens kristalais užpildome duobę, kuri yra 3 cm po širdies ir 4 cm virš dešinės akies. Užpildome kristalų ir su dangiškojo tėvo šviesa išlyginame. O tada gavome erdvę, kuri randasi pilvo srity. Pilvo sritis pernešama į išorę todėl, kad ji yra pažeista per dešinės pusės užpakalinės sąmonės ląsteles, kuriuose yra paimta informacija iš negatyvios struktūros, kuri dabar valoma informacijai arba yra nepagrįsta. Dangiškojo tėvo šviesa užpildo visą šią sritį, pasiunčia pilvo sritį impulsą, sudarydama obuolio atvaizdą tam, kad pilvas ir visas žmogaus organizmas pajaustų dangiškojo tėvo sodą, o sąmonės ląstelės perkeliamos į kosmosą, kad susilygintų vibracijos ir temperatūra, bei užpildytų šaltąją baltąją energiją sąmonę ir visas jos dalis. O toliau milijonas ląstelių. Kiekviena ląstelė atspindi fizinio kūno dalį, atstato visą imuninę sistemą, kuri neteka teisingų būdų, o tai reiškia atstatomas kraujas, kraujagyslės, akių girnelės, liežuvis, operuoda lytinius organus ir užpakalinę dalį teka šventosios dvasios vanduo. O po šio vandens kristalai išleidžia tokią energiją, kuri atstato ir regeneruoja pagal dangiškojo tėvo atvaizdą su norma. O nuo bambos 3-5 cm į apačią yra geltonas taškas, o jame užfiksuota informacija, kuri neteisingai jungiasi su saulė bei išoriniu pasauliu ir neatstato teisingai fizinio kūno temperatūros. Dabar dangiškojo tėvo sodas siunčia oranžinę apelsiną į šią vietą ir sukuria sritį, kuri sudaro oranžinę spalvą, o ši oranžinė spalva mūsų informacinio lauko sferoje suformuoja apelsiną, o fizinis kūnas tapo sėkla. Sėkla, kuri jungia su dangiškojo tėvo sodu per normą. Toliau dangiškasis tėvo sodas duoda mums taurę žalių vynuogių vyno, o vyno taurėje įdėtos 3 violetinės vynuogės, o violetinės vynuogės branduoly arba sėkloje deimantas. Deimantas suvalgo vynuogės ir sustiprina sielą iki begalybės. Sujungia su viso pasaulio branduoliniais taškais, kuriuos davė dangiškasis tėvas, o žalias vynuogių vynas atstato širdies veiklą ir sukuria energetinį lauką reikalingą teisingam vystymuisi su norma. Dangiškasis tėvo sodas yra paruošęs baltą ląstelę
Jinai yra neįmatomos šviesos, o ši šviesa atspindi dabartinę žmogaus fizinio kūnų kaulų struktūrą, nagus, plaukus, dantis, sąnarius, kremzles ir tai, kas dar neišvardinta. Šioje šviesoje yra dangiškojo tėvo atvaizdas. Dangiškasis tėvo atvaizdas perina per pasaulį ir sujungia žmogų su tikrąja realybė, kuri yra sukurta normoje. Grigorijus Grabovas mokslas sukuria matricinį lauką, o matricinis laukas sukuria realybę, kuri reikalinga plėsti savo sukurtą struktūrą ir sukurtą realybę su dangiškojo tėvo atvaizdu. Dabar fizinis kūnas atitinka visus dangiškojo tėvo reikalavimus sukurtus nuo pradžios, o fizinėme kūne susidaro tokia energetika arba pozityvų lauką, kuris kuria realybę pagal sferos išvystymą su norma ir Grigorijus Grabovas atvaizdu. Da bude tak.